Labas, draugai. Sveiki, draugai. Labas, draugai. Labas vakaras. Ir Aivaras. Labadiena. Labas vakaras. Sveiki. Taip, šiandien yra penktadienis man. Nežinau, kalendadienį žiūrite. Gal penktadienį, gal sekmadienį, gal kokią kitą dieną. Bet nesvarbu, kada jūs žiūrite. Svarbiausia, turėkite nuostabią dieną. Būkite nusteikę, būkite laimingi, šypsokitės ir pamirškite visus blogus dalykus, nes jie tikrai, pagalvojus, visiems žmonėms nutinka ir visiems praeina, kaip sakant. Neimkite galvą, kas jums nutiko, ar jums labai skauda, nes atsiminkite, kad kiekvienas žmogus patiria tą patį, kai susiduria su tokia pačia problema ir panašiai, todėl jūs tikrai nesate vieni. Ir jūs niekada nebūsite vieni, kurie kenčia dėl to ar kažkas tokio, nes tikrai yra žmonių, kurie taip pat jaučia, visi mes žmonės, kaip sakant, viduje vienodi, organizmai visų panašus tikrai. Aišku, vieni silpnesni organizmai, kiti stipresni, bet esmė vis tiek yra tame, kad vienodai visiems skaudės tą pačią vietą, kai jūs sužeisite, todėl neimkite labai galvą ir pamirštų visus blogus dalykus, apsidarykite aplinkui. Gyvenimas gražus, tikrai gražus. Nors gal ta saulutė labai dabar nešviečia, gal ir šviečia, aš nežinau, ar jums šviečia, man tai nešviečia. Bet vis tiek, esmė yra tame. Būkite motyvuoti. Kilkite per savo dieną. Padarykite taip, kad vakare sakytumėte, o, kokia buvo nuostabi diena. Tai karau skaityti. Rytoj bus žymiai lengviau, ar rytoj bus irgi nuostabi diena. Tik todėl, kad šiandien pavyzdžiui nuostabią dieną. Todėl biškai pagalvokite, draugai, susimąstykite ir susimkite ir gyvenime visą laiką kartokite savo, kad jūs tai galite ir jūs tai pasieksite. Nes jūs tikrai galite ir jūs tikrai tai pasieksite. Taip, Aivaras namie, parašiau anglų žodžius. Taip, visai neblogai dar parašiau palyginus. Taip, nu, vidutiniškai turėtų kokie 7-8 būt. O tikiuosi bent jau turėtų galbūt. O taip, mūsų diena prasidėjus kaip ir neblogai, kaip ir sakiau. Aišku, jau pečių užkūrų, malkų prinešiau. Dabar sudėsiu pamokas, padarysiu gal pamokas. Ir nežinau, rutuliosim savo dieną, visgi penktadienis, gal kažką nuveiksim. Haha, draugai, mat kas yra. Aivaras visą laiką slėpė iš tikrųjų šį dalyką, bet išlaikė teoriją iš pirmo kartą. 25 teisingi klausimai, galima suklysti 6 klausimus. Kaip sakant, pavariau. Pažiūrėjau taip, grįžau atgal tą prasme, patikrinti, kurie klausimai bus klaidingi ir tos pataikiu, kurie yra klaidingi. Aš su savo draugus įimu, kaip sakant, laimingas dabar, užsidegęs. Oi. Va taip reikia, draugai, va taip. Matas tas telefonas, jos neišlaikės. Ne, iš tikrųjų taip, galima atsisės biškai pakalbėti. Aš visą laiką buvau toks motyvuotas ir šiandien taip tylėjau, viską nesakiau. Visą savaitę iš tikrųjų aš jums nesakiau, kad laikysi šiandien tik todėl, kad taip padaryti. Draugai, tai yra viena nuostabiausia akimirkų tikrai per šios metus, galima taip teikti tikrai, nes vis tiek būtų nuostabiausia akimirka, kai būtume laimėję Last Minute komandą. Neįmanomas dalykas buvo. Bet pavertė šią akimirką ir tiesiog esu labai užsidegęs dabar gyventi. Kitais metais tikrai paimsim, nes draugai, kas jūs esate prisijungę, tai mes tiesiog esame susijimo žolinę šitą savo kaimo žolinės čempionai vienais metais buvę, šiais metais kai buvo pralašėma aišku. Ir dabar kitais metais planuojame atsiimti savo, kaip sakant, titulą, kaip reiktų pavadinti savo garbę. Dėl to mes taip ir kalbam. Bet taip, kalbant apie teisės, tikrai nebuvo sunku. Beveik visi klausimai buvo, kuriuos susprendęs. Buvo beveik visi taip klausimai. Gal kokie tik tai 6-7 klausimai buvo, kurių nebuvo, kuriuos aš sprendžiau. Bet vis tiek buvo visi tie patys klausimai, tik kad kitaip pateikta. O tai yra labai gerai. Tas vienas dalykas, kad gyvenimas yra gražus ir aš tiesiog esu toks laimingas. Aš dėl to taip pradėjau epizodą biškį dažnai, nieko nesakiau, nekalbėjau, tik dėl va šito dalyko. Nes draugai, gyvenimas yra nuostabus. Ir mes siekiam savo tikslų ir esam užsibrėžę. Kaip aš ir sakiau, reikia siekti savo tikslų, niekada nepasiduoti. Aš visą savaitę savo sakiau, Aiva, tu gali, tu išlaikysi, tu tikrai tai gali, tu moki. Tu esi misiūnas, tu esi Aivaras. Tu rodi savo giminiai, kad tu sieki savo tikslų, tu pasieki juos, kaip tu esi užsibrėžęs. Ir tu visi pamato, koks esi žmogus. Todėl man aišku nerūpi, ką kiti mano ir panašiai, bet man rūpi, ką, kaip sakant, giminė galvos apie mane. Aš bandau čia giminę, kaip sakant, pakelti dar aukščiau. Aš turiu tikrai svajonę ir aš galvoju, esu toks giminė vienintelis, kuris tiek daug svajoja ir tiek yra tikslų užsibrėžęs. O tai man suteikia tikrai daug galios, daug galios. Ilgiau netrukus, toliau rutuliuojam savo dieną ir džiaugiamės šio nuostabiu penktadieniu. Bet jūs nežinot, koks aš laimingas, draugai. Tas toks dalykas, tas perteikimas laimės. Toks, nu gal ir įsivaizduoti tie, kurie laikė teisės panašiai, tą turi tokį dalyką, kai iš pirmo karto išlaikai, taip, palaima. Čia jau net žodžio prasme palaima. Vadutas sausas.
galimėtų daryti TWS, nes oras visai irgi dar neblogas, bet šiandien tikrai jau dabar krikšto mano sūnų atsiveža mama, tai su ja pabūsime ir kažkaip TWS automatiškai nuplaukia, nes vis tiek, nu, kaip būsi su numerus jums TWS, nes dar mažiukas. Jeigu tokių 5 metų, tai laisvai galėtų viską sudėlioti tada. Jūs esate nuostabus, tikrai jūs esate nuostabus, ačiū, kad žiūrite ir siekti savo svajonių ir jūs. Čia yra tiesiog dar vienas pliusas mano svajonių lentoj vadinamai. Čia tik pradžia. Aš turiu svajonių begalės ir aš jas įsigyvendinsiu. Žinot kodėl? Todėl, kad aš galiu. Aš esu Aivaras. Berniukas su svajonėmis. Tas žmogus, kuris įrodo kitiems, kai dažniausiai niekas jo netiki, kad viskas yra įmanoma ir viską galima pasiekti. Mano mąstymas tikrai skiriasi nuo kitų žmonių. Aš taip pats jau senai pastebėjau. Nes aš vis tiek esu tokio laisvo būdo žmogus ir siekiu savo svajonių ir man nerūpi visi kažkokie dalykai. Pas mane mintis visiškai kitaip susidėlioja, kažkaip, nu, visiškai kitaip. Aš aišku negaliu pilnai teikti, kad visiškai kitaip kaip skiriasi pilnai nuo kitų, bet vis tiek, nu, kažkuri dalelė vis tiek yra pas mane kitokia negu pas didžiąją dalį jaunimo šiuo metu bent. Nežinau, kaip jinai pas mane atsiduria ar kažkas tokio, bet aš tiesiog jaučiu, kad aš mėgstu padėti žmonėms ir aš mėgstu ir to aš esu užsibrėžęs ir aš turiu tą motivaciją siekti savo tikslus. Tiesiog jaučiu, kad aš galiu pasiekti žymiai daugiau negu paprastas eilinis žmogus, kuris neturi svajonių. Aišku, aš negaliu sakyti, kad kiekvienas žmogus neturi svajonių. Aš tikrai tikiuosi bent jau ir manau, kad kiekvienas jaunas žmogus ar senas ar kažkoks nesvarbu kiek metų viską galima pasiekti. Bele kada, nesvarbu. Tiesiog reikia noro, kaip sakant, ir turėti svajonės. Ir žinoma, nebijoti jas įveikti, nebijoti jas įveikti, nes yra tų baimių, bet kartais ne tai, kad baimė pati gerai, bet tas jaudulys. Sakykime, nu jūs jaudinatės, bet tai yra gerai, jei jūs pasiruošę, natūralu, kad jūs jaudinatės. Tai yra tas procesas, kurį turite praeiti, bet jei jūs įveiksite jaudulį, atsipalaiduosite, būsite laimingi ir su gera nuotaika visą laiką. Sakant, susiimsite su savo tais iššūkiais, viską. Ir niekada nebijosite parkristi ir atsistoti. Viskas bus gerai, visą laiką tikėkite savimi, Tokius dalykus mes tikrai dažnai kartuojame, bet gyvenimas yra per daug nuostabus, kad mes tiesiog sustotume, draugai, tiesiog nesustotume. O taip rytoj tikriausiai bus, tai yra jau šiandien, kai jūs žiūrite, aš filmuoju tikriausiai tą video. Kai aš maudusi, lepšiu ežere, tą progą, kiti, kaip sakant, išlaiko kokį dalyką pasiekia, geria, kažką daro. Aivaras to nedaro, Aivaras negeria, nerūko, Aivaras tiesiog, nu, pasidžiaugs gyvenimu, įsimaudys ežere, gal jei Seimas norės, net vienam kažkaip, aišku, ir vienas tada teks įsimaudyti, nes vis tiek. Aš esu užsibrėžęs tokį tikslą padaryti. Kodėl? Todėl, kad man patinka, nu, tokią nesąmonės daryti, kad man tiesiog praeina, nu, įsimaudyti tas adrenalinas, šitas sukilo, viskas, tam paaiškinimo tikslaus nėra, bet gal ir yra. Dabar yra jau 21 valanda, tai yra 9 valanda vakaro. Aš su jumis kalbėjau beveik 4 valandą dienos, dar kai buvo šviesu. Tai dabar yra jau 9, tai jau tamsu automatiškai ir visą tą laiką aš prabuvau su savo krikšto sūnum. Čia kai nesakau, kad tai yra blogai ir kažkas tokio. Ne, aš tikrai praleidau turiningą, tokį ilgą ir nuostabų laiką su savo krikšto sūnum ir, kaip sakant, atsižvelgiam vienas su kitu jau ilgam, kaip sakant, tikrai ilgam. Nes, tikrai ilgai būdų nebuvom, bet dabar pavarėm už mėnesį dar į priekį, nes tikrai grinai visą laiką aš tik vienas su juo buvau, nes tiek masėse buvo su mano pusseserė ir dar su draugė atvažiavo, nes kadangi pas tėvus pilnas svečių. Laimingai diena buvo, kad išlaikėme teisės, o tai yra didelis žingsnis man, kaip sakant. Ir reikia padaryti vieną dalyką. Ten parašyta mašinos teisės, bet tai reiškia vis tiek mašinos teisės priartėjimas. Aš taip padarau. Išlaikyti egzaminą. Išlaikiau kūno kultūros egzaminą, pasidėjau pliusą. Aišku, dar liko daug egzaminų, aš nieko nesakau, todėl dėsime dar daugiau pliusų. Mašinos teisės, išlaikiau teoriją, beliko vairavimas. Pažiūrėsi pliusą, lygiai dar vienas pliusas. Ir bus ramu. Kaip sakant, vienas iš 2 pusė darbo įveikta. O tai yra labai geras dalykas. Iš tikrųjų, pastaruoju metu visi šitie epizodai buvo gal kokių pastarųjų 2 savaičių ar savaitės tiek labiau apie ketus, nes aš tikrai sprendžiu ketus pagrindinę visą laiką, tai šie blogai tikrai nukentėjo, bet nuo šios dienos vėl ramiai, gražiai atsipalaiduoti, susitelksime į epizodus ir rytoj epizodas turėtų galbūt toks biškiai gal ir geresnis. Kadangi šis epizodas tiek labiau pas mus apie teisę susijęs ir panašiai, tai galima pasakyti, kaip buvo, kai išlaikiau. Išlaikiau, šoviau iš kartą pavlogint. Būtent pirmas dalykas, kuris buvo pavlogint. Pavloginau, iš tikrųjų, pirmas dalykas, kuris buvo minėti iš kartą, na, šitą pasakyti jums. Tai nežinau, ar jums čia kažką reiškia, ne, bet man tai reiškia tikrai daug. Tada paskambinu, mama iškart pasakiau, taip jau galvoju, gal sakyti neišlaikiau, tada pasakyti išlaikiau tokią šitą, bet mama iškart, nu kaip sakyk, sakau, yra.
Opa, sako, šaunuolis, gerai, sako, viskas atėjo. Tada aš kad tėtį paskambinau. Tėtį net nežinau, atsiminkit tai. Mama tik vienintelė žinojo, daugiau niekas nežinojo. Na, aišku, be tos įmą vairuotojo, man draugelį. Tada tėtį paskambinau, sakau, išlaikiau teoriją. Tas kaip kur? Sakau, Panevėžy išlaikiau teoriją. Tai opa, balsas pasikeitė irgi šaunuolis, op. Ir tada galiausiai paskambinau mačiutį. Opa, sakau, mačiutį, išlaikiau. Ką irgi nežinojo, visiškai sako, galėjai pasakyti, ot koks, tai pradėjo, bet paskui šaunuolis geras, kaip ten kas, taip, tokie klausimai. Iš tikrųjų, gera, kai tu gyvendini tai. Ir aš šiandien rytais neįsivaizduoju, aš stovėjau prieš veidrodį, aš kalbėjau su jumis pradžioje, epizodą ten nepradžioje, bet kažkur taip prie pat, kad aš ten tau sakiau visokius dalykus, bet aš nepatkeisti, bet aš rimtai taip savo kaliau galvą, kad aš išlaikysiu. Ta prasme, tiesiog savo mąstymą aš perkeičiau, nežinau. Nebuvo jokių negatyvių minčių, vien tik pozityvas, o tai yra svarbiausia. Baigiu editinti epizodą, kaip sakant, dabar yra kaip paskutinė scena vadinama, paskutinis filmavimas, kurį įdėsiu kompą ir pabaigsiu epizodą. Ačiū, kad žiūrėjote. Nežinau, epizodas nebuvo labai nuostabus ar kažkas tokio, apibendrinant galėčiau greitai pasakyti taip, kad labai daug pasikartojau, labai daug šnekėjau visokių dalykų ir atsiprašau dėl to, jūs labai nervavote ir daug žodžių kartojosi ir aišku, per greit kalbėjau, bet pagrindus tada išlaikiau teoriją regitrą Panevėžy. Šiandien iš pirmo karto 25 klausimų atsakymai teisingi, procentai panašiai, aišku, šiandien dalykus susikalbėjau. Ir taip, kaip ir aš sakiau nesenai va, ką tik, kad laiką pakeisti tą mintis į pozityves, būk laimingi, galvokite tik pozityviai. Laikas šviesis mąstymas, protingas mąstymas, apgalvokite prieš tai, ką darote ir tiesiog susitelkite į tai ir darykite tai. Jūs tikrai viską pasieksite, jūs ne dėl to, kad jūs esate nuostabus ir jūs tai galite. Jūs esate talentingi, aš jumis tikiu. Ir taip, ačiū, kad prenumeruojat. Aišku, jei prenumeruojat, jei neprenumeruojat, tai prenumeruokite, nori neprenumeruokit. Svarbu siekti savo svajonių ir džiaugtis savo gyvenimu. Iki. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks.